Sveiki visi. Šiandien gimė toks noras įrašyti šią temą, kadangi artėja du užtemimai - Saulės užtemimas ir Mėnulio užtemimas. Ir tarp jų, kai jie eina vienas paskui kitą, susiformuoja užtemimų koridorius. Kas tai per dalykas, kuo jis įdomus, kuo jis unikalus, kuo pavojingas, aš taip trumpai jums ir papasakosiu. Astrologijoje užtemimai yra naudojami. Yra žmonės, kurie gimsta užtemimų metu. Papasakosiu, kuo jie ypatingi tie žmonės. Ir jeigu jūs esate vieni iš tų, tai komentuokite man po to po įrašu ir labai įdomu pasižiūrėti, pabendrauti iš tikro, pasižiūrėti, o kaipgi rutuliojasi jūsų gyvenimu ir kuo ypatingi ir ar jums pavyksta išlipti iš kažkokių scenarijų, ar jūs galite panaudoti savo valią, ar tiesiog jūsų gyvenimas atrodo taip sustyguotas, kad jūs tiesiog žygiuojate ir viskas per gyvenimą. Taigi astrologijoje, prognostinėje astrologijoje užtemimai yra naudojami kaip vienas iš tokių svarbiausių metodų kartu su direkcijomis, soliarais, tranzitais ir progresijomis. Bent jau aš vadovaujuosi šiais metodais, dažniausiai direkcijomis, soliarais ir tranzitais, progresijomis ne taip smarkiai, bet tais trimis tai tikrai ir naudoju visus tris. Yra specialistai, kurie naudoja tik soliarus. Aš jų vienų nenaudoju, žiūriu visus. Ir kai ateina užtemimų metas, tai tiesiog yra toks įdomu stebėti, kas vyksta, kaupti tą medžiagą, ją kažkaip sukaupti ir panaudoti. Nes astrologija jinai nestovi vietoje, jinai visą laiką juda ir mes astrologai kaupiame visą įmanomą informaciją, nes bet koks mokslas tobulėja, astrologija lygiai taip pat kažką atranda naujo, nenaudoto ir pradeda pritaikyti savo praktikoje. Taigi štai, artėja užtemimas, spalio 14 dieną bus Saulės užtemimas, jis, sakyčiau, šį kartą yra gana priplus, iš tikrųjų, todėl kad ten yra dar prijungtas Plutonas. Kažkokios mistinės istorijos, nesuprantamos situacijos. Vėlgi noriu pasakyti, kad ne visus žmonės veikia tai vienodai. Užtemimai, imami tranzitai ir tiesiog gali būti tranzitu, kad keliaujantis užtemimas, prijungtas dar kažkas, jūsų nepaliečia jūsų gimimo arba natalinėme žemėlapyje jokių ten svarbių taškų. Tai jūs tiesiog atsikėlėte iš ryto, užtemimas, sau ramiai praleidote dieną, nieko nepajutote ir galbūt sakote, o galbūt nesakote, kad tai yra nesąmonė ir manęs visiškai tai neveikia. Kitas dalykas, kai sakau žmogus, kai gyvena bunkeryje, dar yra tokia žmonių kategorija, kurie nejaučia nieko. Jie atsikėlė, jie nuėjo į darbą, jie grįžo namo, pasižiūrėjo televizorių, gavo algą ir viskas. Gyvenimas, jokių pomėgių, jokių interesų, jokių nieko. Kaip sakau, žmonės gyvena bunkeryje ir tiesiog jie nejaučia. Yra kita žmonių kategorija, kurie turi racionalius branduolius, neturi savo asmens branduolyje vandens visiškai, tai tam jautrumui irgi yra atsparesni, kai tarsi ir veikia, bet man tai nėra labai svarbu, įdomu ir nėra tiesiog. O yra, sakykime, žmonės, kurių asmens branduolys yra labai daug vandens, tai jie jaučia viską. Kiekviena vibracija ateinant iš dangaus, kiekvienas pasikeitimas tiesiog virpina viską, pradedant nuo emocijų, baigiant kažkokiamis tai būsenomis. Taigi mes visi esame labai skirtingi ir mus visus labai skirtingai iš tikrųjų užtemimai veikia. Bet šis užtemimas ir užtemimo koridorius yra labai stiprus. Ir dabar, kaip matau pasaulyje, kas darosi, tai yra jo įtaka, todėl kad yra daug smurto, daug agresijos, daug tokių negerų būsenų. Taip, vadinasi, tas užtemimas ir kitas užtemimas ir tas koridorius vis dėlto turi stiprią įtaką pasauliui, sakykime. Aplamai spalio mėnuo yra sudėtingas, sudėtingomis energijomis,
tokiamis agresyviomis, todėl patarimas išlikti kiek įmanoma sąmoningiems, ramiems, su kuo nesipykti, nesiaiškinti santykių, todėl kad emocijos gali užsiplėsti tiesiog lygioje vietoje ir pridaryti žalos, dėl ko po to, teks labai gailėtis, kad aš taip, kaip aš čia taip pasielgiau, ar ne? Mažinti tą priešpriešą, išlaikyti šviesą viduje yra svarbiausia šituo periodu. Ir užtemimų koridorius, tai yra tas laikas, kai mūsų valia ir mūsų pasirinkimų galimybė sumažėja. Kai tas laikas, kai iš mūsų vidaus kyla viskas tai, kas buvo šešėlyje. Todėl yra labai svarbu stebėti savo būsenas. Geras laikas, kai parodo, su kuo reikėtų padirbėti. Kažkokie išlenda nuoskaudos, kažkokie nepasitenkinimai, kažkur liejasi pyktis, nesupranti, kodėl taip vyksta. Tiesiog stebėti save, analizuoti ir jeigu reikia, kreiptis pagalbos pas specialistus, kad padėtų su tuo susitvarkyti. Todėl, kad jeigu to netvarkyti, to bent jau neanalizuoti, tai tiesiog su laiku praeis užtemimų koridoriai ir viskas tiesiog gims ir nuvažiuos vėl atgal, pasislėps šešėlį iki sekančio karto. O gali būti taip, kad vėl sekantis trigeris ir tai šauna vėl labai stipriai. Ir šaudo, ar ne? Ir gyvenimas darosi nemielas ir nemalonus. Kai vyksta užtemimas, tranzituose viskas sustiprėja. Tai yra šios dienos dangaus skliautas, kaip keliauja planetos, kaip jos išsidėsčiusios ir kokius aspektus jos sukuria. Ir tai sustiprėja. Ir žiūrime ne tik patį tą užtemimo tašką, bet ir su juo susijusius aspektus, tai, kaip sakiau, yra prijungtas Plutonas. O Plutonas yra, jis nėra tas piktasis. Todėl, kad tai yra gana minkšta planeta, bet ten yra labai stipri energija, kuri transformuoja. Taigi, vienas žmogus transformacijas gali priimti kaip valio, pagaliau aš kažką gyvenime galiu keisti, aš kažką sugriausiu seną ir sukursiu naują, o kitas transformacijas gali priimti labai priešiškai ir tada tikrai kančios neaplenks. Natalinis arba gimimo žemėlapis, du pavadinimai, jam galimi. Užtemimas nataliniame gimimo žemėlapyje būna tada, kai žmogus gimsta užtemimo metu. Ir tie, kurie gimė užtemimo metu, turi mažiau valios nuo pat gimimo. Deja, tarsi gyvenimas pagal numatytus scenarijus. Kodėl? Pirmas dalykas, tokių žmonių siela pati pasirenka savo gyvenimo istoriją dėl ypatingos patirties. Kai niekaip negali kažkokios patirties išgyventi, praėjusios įsikūnimas, niekaip nebuvo galima išgyventi kažkokios patirties, visą laiką nesisekė ir dabar aš atėjau su konkrečiais scenarijais, kai aš negaliu nieko įtakoti ir aš tiesiog einu ir atidirbinėju taip, dėl ko čia gimiau per užtemimą. Nėra jokių variacijų, yra tikslios instrukcijos, nuleidžiamos iš viršaus. Tai nereiškia, kad žmogus neturi jausmų, emocijų ir kažko tai turi. Bet tarsi, žinote, aplinkybės susidėlioja taip, kad aš tiesiog turiu tai per jas arba jas įveikinėti, arba tiesiog sekti aplinkybėmis ir pradirbti kažkokius tai savo atsineštus nepadarytus dalykus, sakykime taip. Pasirenka užtemimą, kur aprašyti konkretus scenarijai, kurių neapeisi. Žinoma, vėl reikėtų atskiros čia paskaitos apie tai, kaip mūsų sielos renkasi ir kodėl renkasi tokius tėvus, tokią šalį, tokius, sakykime, kažkokias karo zonas kartais, ar ne, o kartais labai kažkokias nuostabias šalis, šiltas, šaltas, todėl, kad pasirenkama yra pagal tai, kokią patirtį atėjusi siela turi čia įdirbti arba kažkokią neigiamą atidirbti, apeiti ne. Tiesiog atsinešė kažkokį tai užtaisą, kurį šiame gyvenime reikėtų jį susitvarkyti, toks tikslesnis žodis būtų, ne? Ir antras dalykas yra karma. Užtemimai yra prijungti visada prie karminių mazgų. Užtemimų be karminių mazgų nebūna. Jeigu yra tokie koridoriniai ypatingai, tai ten tikrai bus karma.
O mazgai kalba apie sukauptą patirtį. Jei kažkas neišgyvento ir reikia tai išgyventi šiame įsikūnyme, tai lengviausia yra tada žmogui pasirinkti tokį užtemimo žemėlapį. Ypatingai su galimybe susitvarkyti tai, kas buvo nesutvarkyta ir įgyti naujos patirties. Taigi, truputį tokios astronomijos. Yra astronomai, kurie domisi astrologija, yra astrologai, kurie domisi astronomija. Aš nepriskirčiau savęs prie tokių, bet tokius esminius dalykus vis dėlto paprastus žinau, ir todėl pasakysiu ir jums. Jaunatis tai yra jungtis tarp Saulės ir Mėnulio. Pilnatis yra Saulė opozicija su Mėnuliu. Jeigu žiūrėti žmonių žemėlapius gimimo, tai ten labai akivaizdžiai matosi. Mes po to pasižiūrėsime kai kurių personažų žemėlapius pabaigoje. Kas yra ekliptika? Ekliptika tai Saulės orbita. Žiūrėkite, ekliptika yra Saulutė, matote, viduryje yra Žemė. Taip. Ir, kaip pasakyti, astrologas žiūri iš plokščios Žemės paviršiaus, taip, mes esame tie plokščios Žemės gerbėjai, puikiai žinome, kad kas apie ką sukasi, tačiau astrologija yra truputį kitaip. Ekliptika tai Saulės orbita iš stebėtojo nuo Žemės požiūrio. Ir Žemė yra stebėtojas ir jis kaip mato? Kad Saulė sukasi aplinkui Žemę, taip? Matosi nuo Žemės. Tai tas Saulės kelias aplinkui Žemę yra ekliptika vadinama. Ir astrologai dirba su zodiako žvaigždynu, nes jis yra Saulės kelyje. Kas yra ne ekliptikos zonoje, mūsų nedomina. Saulė keliauja ir yra aplinkui žvaigždynai. 12 zodiako žvaigždynų. Taip. Bet juos mes ir žiūrime. Mėnulio orbitos, jos nesutampa su ekliptika, bet jos kai kada susikerta. Ir piešinukė labai aiškiai matosi. Matote Mėnulio orbitą, ten toks mėnuliukas pusiau spalvotas, pusiau nespalvotas. Ir jis eina kitokiu keliu. Yra Saulės kelias, yra Mėnulio kelias. Ir yra vietos, kur tos dvi orbitos jos susikerta. Ir ten susiformavę yra karminiai mazgai. Kas išmanote astrologiją, matote, čia yra specialūs ženkliukai, tokios kaip pasagėlės, į viršų tai yra pietinis karminis mazgas, o į apačią kojelės yra šiaurinis karminis mazgas. Štai. Ir karminiai mazgai, tai yra ta vieta, kur susikerta Saulės ir Mėnulio orbitos. Mėnulis, žinoma, tos orbitos, jos nevienodai juda. Jos, žinote, kad Mėnulis aplink Žemę apskrenda daugmaž apie 28 dienas, taip, 4 fazės Mėnulio būna. Tiksliau yra skaičius 27,32. O Saulė aplinkui Žemę apeina per 365 dienas. Tai yra neskirtinga. Mėnuliukas ten laksto greitai, o Saulutė eina. Saulutė eina, o Mėnuliukas pasyviai aplenkia ir aplenkia. Ir kai Saulė pasiekia karminių mazgų vietą ir ją pasyvėja Mėnulis, įvyksta užtemimai. Ir ne kiekviena jaunatis ar pilnatis gali būti užtemimų jaunatis ar pilnatis. Kadangi Saulėtės karminiais mazgais būna 2 kartus per metus, tai Saulės užtemimai būna 2 kartus per metus. Toliau aš pakalbėsiu apie laipsnius, kodėl būna daliniai ir daugiau tų užtemimų. Galimi Saulės užtemimai būna iki 5 kartų ir tai priklauso nuo orbiso iki mazgo ir orbiso už mazgo. Mėnulio užtemimai būna nuo 0 iki 3. Neprisimenu metų, kad ten būtų 0. Vis tiek keletą būna. Turtingiausi metai užtemimais būna tada, kai mazgai keliauja per Vėžio Ožiaragio ašį. Gali būti iki 7. Kuo daugiau užtemimų, tuo metai intensyvesni, aktyvesni, turtingesni įvykiai ir įdomesni. Įdomesni, turtingesni, tai nereiškia, kad tai yra kažkokie geri įvykiai. Ten buvo užtemimų daugiau 1999 metais, tai didžiulis žemės drebėjimas buvo Turkijoje, berods Jugoslavijoje buvo labai intensyvus
mūšiai, tai 1917 metais tokie ypatingi metai, mes iš istorijos vyresnės kartos žinome, kuo ypatingi metai, ne, kai vyksta kažkokie perversmai, įvyksta ir, na, dažniausiai nemalonus dalykai. Aha, toliau užtemimo orbisai. Atstumai šviesulių tarp mazgų. Iki mazgo ir už mazgo. Aš truputį jums tokios teorijos šiandien. Saulės iki 18,4 laipsnio gali būti tada dalinis. Iki 15,5 laipsnio bus dalinis. Iki 11,9 laipsnio gali būti pilnas arba žiedinis. Iki 9,9 laipsnio bus pilnas arba žiedinis. Ir mėnulio yra, jau čia nebeskaitysiu, jūs skaidrėje puikiai matote. Tai bendras Saulės tas atstumas gali būti 18,4 kart 2 iki 18 ir po. Ir priklauso nuo to tada, kiek užtemimų, kiek mėnulis spėja apibėgti. Ir visas matomumas, sakykime, kažkam tai yra pilnas, o kažkas jo visiškai nematys, bet jis kažkur vyksta. Ir tai priklauso nuo stebėtojo, kuris randasi ant Žemės paviršiaus. Taip pat pusiau, ten, na, yra, kur tiksliai vyksta, ar ne, pasaulio vietos, kur tiksliai vyksta. Ir yra, sakykime, aš kažkur tai truputį toliau, aš matysiu jį nepilną. Yra NASA puslapyje, ten jau yra žemėlapiai, ten labai daug įdomios informacijos, kam įdomu, jūs tiesiog galite įlysti į NASA puslapį ir ten kaip ateis ir kur matysis, ir kur dalinai, kur nedalinai, kur visai nesimatys. Tiesiog yra visi žemėlapiai, kur plačiausiai matysis ir kur siauriausiai matysis. Tai vat, jeigu jums įdomi ta tema, tai jūs tiesiog apsilankykite jų puslapį ir ten tų schemų yra iš tikrųjų labai daug. Taigi dabar artimiausias, kuris iš tikrųjų man sukėlė labai didelius jausmus, užtemimai, todėl kad labai stipriai liečia mane pačią ir aš labai stipriai išgyvenu, nėra buvę man tokių užtemimų, kad taip jausčiau, yra metas, vadinasi, kažką gyvenime keisti ir kažkur link judėti. Taigi stebėjimas savęs vyksta dabar pastoviai, labai keisti įvykiai vyksta. Žinoma, pats spalio mėnuo yra labai intensyvus ir tai irgi jaučiasi. O yragi žmonės, kurie jaučiasi kaip žuvis vandenyse, ar ne, ir nejaučia nieko ir stebisi, kad kodėl čia viskas čia yra gerai. Taigi vėlgi pakartosiu, kad jeigu neliečia jūsų asmeninėme gimimo žemėlapyje kažkokių tai taškų, jūsų planetų, jūsų būstų kuspidų, tai gali tiesiog praeiti lengvai ir tiesiog stebėtis, kad pasaulyje vyksta kažkokie keisti dalykai, labai daug kažkokios agresyvios energijos, bet manęs tai tarsi neliečia. Ir ačiū Dievui. Taigi Saulės užtemimas įvyks spalio 14, 19:55, jaunatis svarstyklių ženkle. Jaunatis yra, kai mėnulis užstoja Saulę. Mėnulio užtemimas įvyks spalio 28, pilnatis Jaučio ženkle. Pilnatis, kai Žemė užstoja mėnulį Saulę. Užtemimuose šiuose, pastebėkite, aktyviai dalyvauja Venera. Jeigu jūs kažkiek esate susidūrę su astrologija ir žinote, kas tai yra Venera, tai yra kokios temos, tai yra pinigų ir santykių temos. Tema malonumų, mokėjimo mėgautis, sugebėjimo pasirinkti, kas patinka, kas nepatinka. Taigi šios temos tikrai bus pakeltos. Ir svarstyklių ženklas tai yra viziporinis ženklas, taigi partnerystės tema kažkokia smarkiai. Jautis daugiau kalba apie pinigus. Taigi, o intervalas tarp tų užtemimų vadinamas užtemimo koridoriumi. Matote, 2 savaitės. Veikia jau 2 savaitės prieš užtemimą ir 2 savaitės po užtemimo dar veiks. Jautresni, kaip sakiau, žmonės su vandens branduoliu gali jausti visą šį periodą arba labai pakylėtai, arba labai nekaip. Taigi vėlgi stebėkite taip, kaip jaučiatės. Jis taip gali vykti 2-3 kartus per metus.
Visiems tikrai, dar kartą pakartosiu, užtemimai ir koridoriai neturi poveikio. Tam turi paliesti tam tikrus svarbius taškus jūsų gimimo arba natalinėme žemėlapyje. Tai yra tas pats. Gimimo natalinis. Tada šis periodas gali būti labai svarbus ir reikšmingas. Geras laikas užsiimti savimi. Būti savyje. Stengtis nereaguoti į tai, kad kažkas kažkur aplinkui vyksta. Ypatingai, kadangi tos agresyvios energijos yra daug, tik jau neįsivelti į peštines, į ginčius beprasmius. Socialiniuose tinkluose vyksta dabar tiesiog, man sunku tiesiog aprašyti, kas ten vyksta, patys matote, kai tiesiog yra žmonės susiskirstę ir kovoja vieni prieš kitus. Nedalyvaukite tame, atsiribokite nuo to, dėl savo dvasios ramybės to nedarykite. Užsiimkite savimi, savo dvasiniais reikalais, susipažinkite su savo tamsiosiamis, pasislėpusiamis šešėlinėmis pusėmis, kurios trukdo gyventi, nes, išryškėja, žinote, dabar toks momentas, kaip tarp mūsų ir dangaus yra labai labai tokia plona riba, jinai yra suplonėjusi ir gali būti ir sapnų, ir užuominų, ir kažkokių patarimų, neignoruokite. Kalbėti su savo angelais, su savo sergėtojais, melstis, kalbėti su Dievu, viskas tinka. Tiesiog, aišku, reikia ne per tą pykčio prizmę, kad tu čia dėl visko kaltas, o patarimų, kaip man susitvarkyti, kaip man gyventi, kaip man, žinote, tiesiog atmosfera virpa ir viskas jautru ir žmonės jautrus, jie tiesiog gali gauti labai daug informacijos iš tikrųjų, jeigu jos neignoruoti ir ją priimti. Taip, stebėkite savo emocinės būsenas, analizuokite, kas sukelia, tai yra labai svarbu. Stebėkite, kas vyksta iš išorės, kaip tai jūs veikia emociškai. Atrasite iš tikrųjų gerų, naujų dalykų savo, ypatingai tie, kurie norite augti, evoliucionuoti ir vystytis, lipti aukštyn, kelti savo vibracijas. Taigi nenumuškite tų jau pakeltų savo vibracijų į visiškai žemai. Jautrų žmonės reaguoja į tokius užtemimų koridorius, jau sakiau apie tai ir keičiasi tiesiog nuotaikų kaitos. 5 minutės man gerai, 5 aš nesuprantu, kas su manimi vyksta. Ieškokite priežasties, kas sugadino. Žinote, tiesiog būna, kad man yra gerai ir staiga aš kažką išgirdau, kažką pamačiau, kas man tiesiog numušė nuotaiką labai žemyn. Žiūrėkite, kas tai yra, ką jums tai primena, iš kur tai ateina, o kodėl jūs sureagavote. Ir gausite iš tikrųjų puikius atsakymus, nes metas yra labai puikus suvokimams, lengvesni suvokimai, sakykime taip. Kokie jausmai lenda? Savęs nuvertinimas, kažkoks kaltės jausmas iš kažkur išlindo, jausmas, kad esu pažemintas, įžeistas. Pagal galimybės dirbkite su specialistais. Analizuokite, iš kur kyla tokios emocijos ir jausmai. Ir per tokius sudėtingus užtemimų koridorius ir dar kai yra energetika dangaus tokia, aš nerekomenduoju eiti praktikas, kurių nežinote, kaip jos suveiks. Geriausias praktikos šiuo metu tai yra padėkos praktika ir atleidimo praktika. Tiesiog, jeigu einate į švelnias kažkokias meditacijas, prašau, bet sudėtingų praktikų, kur neaišku, kaip veikia, kaip suveikia, aš nerekomenduoju vis dėlto, ypatingai jeigu jūsų yra labai jautri psichika, kad jinai nenuvažiuotų į tolius ir slėnius. Tai nerekomenduoju. Štai. Nerekomenduoju priimti sprendimus tik emocijų pagalba, kurios visiškai neturi jokių sąsajų su esamais darbais, reikalais ir aš staiga viską noriu mesti, noriu lėkti, noriu bėgti, viskas atsibodo, mane viskas erzina ir taip toliau. Atidėkite į šoną darbus, nieko nedarykite ant skubųjų šiuo vėlgi tokiu sudėtingu periodu kaip šis mėnuo ir dar plus įlindę čia užtemimai. Tai, ko neišgyvenote kažkada, kažką uždarėte, užblokavote, nurijote emocijas, paslėpėte, pavertėte tai kažkokiais blokais, nurijote nuoskaudą, neišsakėte kažkam, gali pradėti tiesiog lysti iš jūsų pro visur ir jūs tiesiog išpilsite. Pilkite labai sveika, bet ekologiškai. Pilkite į pagalvę, pilkite į vandenį, kuris nutekantis yra.
į vėjų, įsiuskite į debesį, bet tik ne ant žmonių arba to labiau ne ant vaikų ir ne ant gyvūnų. Gerai? Ir bus labai viskas šaunu. Svarbu šio periodu yra individualumas. Planuokite savo gyvenimą, kelkite tikslus ir eikite link jų. Ir bus viskas labai gerai. Ir kaip aš sakau, pasistengkite uždegti šviesą savyje, išlaikyti tą šviesą savyje ir perduoti ją kitiems. Ir štai pabaigai 2 žemėlapiai, tai yra princas Williamas ir Kate Middleton, ir abu yra gimę užtemimo metu. Žmonės gyvenantis pagal tam tikrus scenarijus, įstatyti į tam tikrus rėmus ir išgyvenantis savo kažkokias karmas, kurias reikia jiems išgyventi, susitvarkyti ir pradirbti kažką. Princas Williamas yra gimęs per jaunatį, o Kate Middleton yra gimusi per pilnatį. Vėl toks tarsi papildymas, ar ne? Vienas kito. Ir žinoma, tai yra karminiai žmonės, tu prasme, taip, karminiai partneriai. Bijau pameluoti, man atrodo, Amerikos prezidentas Rooseveltas su žmona buvo karminiai partneriai, bet bijau pameluoti, žinokite, kažkuris prezidentas buvo karminiai partneriai, kurie atėjo pakeisti pasaulį kartu. Tai panašu, kad čia yra ir čia taip pat. Va. Jaunatis ir pilnatis. Ir žmonės einantis pagal tam tikrus scenarijus, kai tu negali nei į kairę, nei į dešinę. Ir jie, žinoma, vykdo savo kažkokią tai pareigą. Ir tvarkosi savo karmas, kad galėtų žygiuoti toliau. Tai va tiek trumpai. Neužtrukau labai ilgai, neužlaikiau jūsų. Trumpas toks, sakykime, apibūdinimas, ne, kaip vyksta, kas vyksta. Visiems linkiu šviesos daug, visiems linkiu, kaip bebūtų sunku, nepamirškite, kad visada yra Dievas su jumis, visada yra jūsų angelai sargai, visada yra jūsų kažkokie dangaus sergėtojai. Jeigu yra labai labai sunku, visada kreipkitės į juos. Jūs nesate niekada vieniši. Net jeigu žmonės nusisuko, paliko, neįmanoma su jais susikalbėti, žinokite, visada palaikymas yra. Ir kągi, dėkui už dėmesį ir iki sekančių susitikimų.